Labas rytas, sveiki gyvi šokoladų mėgėjai. Šį rytą aš jums pagaminsiu šokoladinį vaisių gėrimą. Mums reikės bananų, kriaušių, šokolado ir pieno. Prieš viską pradėdami, visų pirma mes turime ištirpinti šokoladą. Taigi imame pieną, imame šokoladą ir einame prie įkaitinto puodo. Dedame šokoladą ir supilame pieną. Palaukime, kol užvirs ir pastoviai maišykime, kad mūsų šokoladas neprisviltų prie puodo dugno. Tam aš naudosiu medinį šaukštelį. O dabar, kol tirpsta šokoladas piene, mes pasiruošime kriaušes. Tam mums reikia nulupti skurelę ir sudėti kriaušes į blenderį. Žinote, aišku, priklauso nuo rūšies, tačiau daugelį kriaušių aš tiesiog dedu cielas. Ten yra, galbūt 3, galbūt 4 sėklytės. Tačiau, jeigu jūsų blenderis gerai mala, tai tų sėklyčių visiškai nesijaus. Nuo sėklyčių dar tikrai negirdėjau, kad numirtų žmonės. Taip mes sutaupysim laiko, o kaip bebūtų, ten yra ir daug vitaminų. Šiek tiek susmulkiname kriaušę. Ir dedame į mūsų maišytuvą. Dabar nulupsime keletą bananų. Ir bananus taip pat sulaužome ir sudedame į vidų. Štai tokį gėrimą pasigaminti, neabejoju, kad neužtruksite daugiau negu 10 minučių. Matome, kad šokoladas piene jau ištirpo. Taigi galime jį supilti. Ir dabar mums belieka viską gerai išplakti. O priminsiu, jog šį kokteilį pasigaminti, dabar aš darau 2 žmonėms porciją. O 2 žmonėms porcija kainuoja apie 7 litrai. Taigi, plakame ir gersime. Aš labai atsiprašau, bet aš turiu galimybę. Žinote, koks mano yra pranašumas? Aš visą laiką galiu paragauti pirmas. Todėl gaminkite ir jūs ir ragaukite pirmi. O dabar galime patiekti šį vaisių šokolado kokteilį mano draugams, jūsų draugams, be abejo jums ir man. Štai čia yra pats nuostabiausias šokoladinis kokteilis, kurį rekomenduoju pasigaminti kiekvienam namuose. Dabar aš palikėsiu jums, nelinkėsiu aš jums gero apetito, nes jį gersiu aš. Tačiau susitiksime kitą rytą ir aš jums tikrai pažadu parodyti dar vieną gerą, pigų ir greitą receptą. O dabar iki pasimatymo. Pamatysite mane kitą rytą. Ate.